Iki lygos sezono starto lieka daugiau kaip mėnuo, bet iki šiol nežinoma kiek ir kurios komandos kausis dėl titulo. Juodžiausi debesis tvyro virš Panevėžio ekrano. Nuo pernai klubas slegia skola, nauja komanda nesuformuota. Tai neramina buvusią ekrano strategą Virginijų Liupšį. Futbolo specialistas nebejoja, kad ekranas skaičiuoja paskutinės dienas. Tai antras klubas Lietuvoje, kur gal per visą istoriją 8 kartų tapo Lietuvos čempionai, tačiau tikrai galvoju, kad tai gali atsitikti. Ir labai daug procentų, kad taip atsitiks. Kai kurių šaltinių žiniomis ekrano skolos siekia apie 500 000 eurų. Už klubo durų driekėsi ne viena pinigų reikalaujančių teisininko eilė. Klubo prezidentas Aušrys Labinas investuotojų įvairiose pasaulio kraštuose ieško 2 metus, bet nesėkmingai. Pernai atšventė savo 50-metį. Nuolat dalyvauja Lietuvos futbolo čempionato kovose daugkartiniai čempionai ir panašu, kad šį sezoną ekranas stovi ant tokio hamliško klausimo, būti ar nebūti. Bent jau kiek man teko bendrauti su pačiu Aušriu Labinu, jis yra pareiškęs, kad daugiau tokio varianto kaip pernai, kai viskas kabojo ant plauko, jis nebenori. Taigi arba randa partnerius Pietų Amerikoje, arba Kinijoje, arba dar kuris ten jų ieško, arba tada ekranas yra išformuojamas oficialiai. Pats pavadinimas tai, jis neišnyks tikriausiai, jisai kaip buvo, taip ir bus, bet aišku, reikia priprasti prie to, kad reikia pereiti į kitą lygą, galbūt į pirmą, gali net ir į antrą lygą. Čia nieko baisaus, pabus kelis sezonus grįš atgal. Panašu, kad aistruolius pergalėmis džiuginęs Panevėžys be futbolo neliks. Būrys entuziastų, kuris laikas brandina idėją mieste suformuoti naują komandą, kuri per 4 metus galėtų užaugti iki A lygos lygio. Norėtumėm padaryti tokią komandą, kuri būtų grinai miesto, grinai jaunų vaikų komanda šiemet ir kad po metų, po kitų tai jau duotų rezultatą ir Panevėžys vėl turėtų gana gerą komandą. Damoklo kardas kybo virš dar ne vieno Lietuvos klubo. Gargždų banga stengiasi išguiti pernai pritrauktus investuotojus iš Rusijos. Mistinėmis italų investicijomis apaugusi Alytaus Dainava kol kas taip pat nerodo gyvybės ženklų, bet trokšta likti A lygoje. Televizijos žiniomis dzūkai Edgarui Jankauskui siūlė stoti prie ekipos vairo. Klaipėdos Granitas rudenį atleido visą personalą. Šiaulių klubo direktoriumi tapo Antanas Sakavickas. Anksčiau darbavęsis Rygos Konto ir net viename Norvegijos ledo ritulio klube. Visi jie tapo nemokus. Pradžiai daug norinčių, bet kai prasideda sezonas, įpusėjęs sezonas, tai pasirodo, kad ne visi gali žaisti. Nepaskaičiuoja savo galimybių, savo finansinių išteklių ir daugelį komandų baigėsi. Lietuvos futbolo skaidrumo pasigendama ne pirmus metus. A lygoje žaisti norintys klubai net neprivalo turėti A lygos licenzijos. Žalią šviesą į lygą uždega futbolo federacijos vadovai. Nepaslaptis, kad būtent vykdomasis komitetas posėdėje priima galutinį sprendimą dėl A lygos dalyvių skaičiaus, o kas tam komitetui vadovauja, manau, visi puikiai žino, tai yra federacijos prezidentas Julius Kvedaras ir jo žodis yra galutinis, kad ir ką jis besakytų. Ar A lygoje, kaip ir pernai, žais 10 komandų, spręs futbolo federacijos vadovai. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.